Kaišiadorių rajonas, galima sakyti, visada buvo savotiškas Lietuvos politikos barometras ir kelrodis. Geografinė rajono lokacija tarp Kauno ir Vilniaus tarytum natūraliai suponuoja Lietuvos vidurkio statusą ir pagrindinį matą. Pastaraisiais laikais tai rajonas, kuris kartas nuo karto sufigūruodavo nacionalinės žiniasklaidos naujienose. Tiesa, dažniausiai ne iš gerosios pusės. Sovietinis palikimas šiame rajone labai ryškus ir matomas plika akimi. Jį reprezentuoja rajono kraštovaizdžio vizitinė kortelė tapusių apleistų tarybinių fermų kompleksų pamėkšliški statiniai, nuo Lietuvos Tarybų Sąjungos Respublikos laikų nerenovuoti keliai, apleistos viešos erdvės ir vietinės politikos ypatumai grįsti korupciją. Bene ryškiausias pastarųjų laikų šio rajono liūdnos šlovės atvejais kriminalinių šleifų papuošta ir daugybinių baudžiamųjų bylų šešėliais padabinta biografija, pasižyminčio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų pavardę besididžiuojančio, beje, šiuo metu teismo sprendimu žmonos perauklėjimui atiduoto rajono tarybos nario nuo Socialdemokratų partijos Algimanto Radvilos, taip pat kandidatuojančio į šio rajono merus, prieš porą metų surengtas kabutėse tostų už teisingus sprendimus. Vakarėlis su visa plėjada Vilniaus teisėjų savame restorane pas Radvilą. Taip pat šio rajono neseniai atsidūrusio ties tiesioginio valdymo reikiamybės riba, valdžia su perrinkimo siekiančiu dabartiniu meru konservatoriumi Vyteniu Tomkumi yra pagarsėjusi galimai korupciniais viešaisiais pirkimais ir neskaidriais sandoriais įsisavinant europines lėšas. Taip pat ir auksinio lieptelio projekto absurdiškumu, nustebinusio rajono gyventojus, vis dar panašu pasižyminčius ne itin gerą istorinę atmintimi ir pilietiškų sąmoningumu. Plika akimi matoma, kad tokių rajono valdžios kuruojamų projektų vertinimui jau seniai reikia ne ekonomistų, o veikiau kriminalistų pagalbos. Tačiau dėl rajono visuomenės pilietinio sąmoningumo stokos ir dėl rajono tarybos opozicijos politinio neprofesionalumo bei beviltiško neveiksnumo šių atvejų tyrimai lig šiol nėra įgiję pagreičio. Todėl vasario 19 dieną vykę žurnalistų sąjungos pirmininko Radzevičiaus moderuojami kandidatų į rajono merus debatai priminė pigų politinį turgų arba iš kitos pusės pažiūrėjus, intelekto nesužalotais veidais ir ilgomis nenuoseklaus mąstymo minčių šuoliais šuliuojančių misių rinkimus kokiais laukiniais 90-aisiais, o tiksliau socialinį farsą, indikuojantį kandidatų politinį mažaraštingumą, diletantizmą ir parodantį vien tik jų didelį norą likti arba patekti į valdžią. Bendrai paėmus, įvertinant aukščiau paminėtas aplinkybes ir turint omenyje pastarųjų metų valdžios kabutėse gerų darbų sąrašą, su vienu jį lydinčių korupcinių šleifu, toks diskusijų klubas turėtų būti organizuojamas ko gero ne Kaišiadorių kultūros centro, o prokuratūros salėje dalyvaujant tyrėjams ir STT pareigūnams. Iš visos tuščiažodžiauti įpratusios ir prieš auditoriją koketiškai pozuojančių kandidatų plejados bene solidžiausiai atrodė valstiečių ir žaliųjų kandidatas Vilimas, pademonstravęs santykinai aukštesnį intelekto lygį ir gilesnės ekonomikos žinias bei sugebėjęs artikuliuotai ir nuosekliai pateikti daugmaž profesionaliai struktūrizuotą savo programą bei išskirti pagrindinės strateginės rajono kryptis. Tuo tarpu esamo rajono mero Vytenio Tomkaus pasisakymai pademonstravo šio jaunojo politiko asmeninę nebrandą ir jau spėtus įvaldyti viešosios komunikacijos gilius demagoginius įgūdžius, kurie automato režimu liejosi laisvai, jokios kritikos strėlėmis nepasiekiamomis jo nuveiktų kabutėse gerų darbų, pristatomosiomis tezėmis ir trafaretinėmis frazėmis. Vienintelis iš salės sausio 13-osios parlamento gynėjas Armonas, išdrįsęs merui užduoti esminį klausimą dėl rajone vykdytų bei vykdomų galimai neskaidrių projektų, tegavo valdiškai banalų pastarojo atsakymą, kad girdi buvo pasamdyti konsultantai ir už viską atsakingi jie. Tikrai absurdiškas dabartinio mero bandymas vaikėziškai nusiplauti nuo atsakomybės. O štai kriminalinė šlove pagarsėjęs kandidatas Algimantas Radvila tarpe visų aiškiai jautėsi pranašesnis už kitus ir kaip iš Lenino raštų bėrė tezes įrodančias jo vertingą ir turtingą gyvenimišką patirtį, pasiekimus verslus, moksle ir politikoje. Ta aiškiai demonstravo arogantišką šio veikėjo povyzą bei tonas.
Tarsi tylusis piligrimas per beveik visas rajone veikiančias partijas keliaujantis buvęs administracijos direktorius Česlovas Neviera daugeliui didžiam nustebimui savo dusliu, kaip iš po žemių balsų, pavierijo visus savo didžiausių tinkamumu užimti rajono mero pareigas, argumentuojant savo įgytą didelę biurokratinio darbo patirtimi. Korupcijos skandale nuskendusio liberalų laivo Junga Karolis Petkevičius salėje pademonstravo savo nepriekaištingą stilių, atrodydamas rafinuotai, elegantiškai ir madingai. Tačiau vargu šį jaunąjį politikos stiliaigą būtų galima laikyti atsinaujinančios rajono politikos lyderiu, nes jam aiškiai dar trūksta asmeninės brandos, politinės patirties ir bent kiek gilesnės motyvacijos, nors motyvacijos į rinkimus eiti su teisiama partija apstu. Tikriausiai seka Eligijaus Masiulio pėdomis. Vis dėlto natūraliai kyla klausimas, kodėl niekam iš šio klubo auditorijos nekilo klausimas dėl pono Petkevičiaus atstovaujamos partijos bendros situacijos vertinimo ir jam, kaip kandidatui į merus, nuo šios partijos neišvengiamai tenkančios politinės ir moralinės atsakomybės šio rajono rinkėjų akyse. Juk ilgą laiką liberalai buvo vadinami Kaišiadorių rajono politinio elito partija su aukščiausiais etikos ir kompetencijos standartais. Tačiau šis tarsi paties ponaičio Karolio stilius, taip stropiai kurtas PR-inis įvaizdis, neatlaikęs išbandymo realybėje, per vieną akimirką subyrėjo į šipulius. Rajono politikos naujokas nuo Žaliųjų partijos, buvęs Pravieniškių kolonijos direktorius Virginijus Ceslevičius, plačiai išsiskėtęs, kapota kalba pateikė nenuginčiamus argumentus dėl to, kodėl jis pasirinko Žaliųjų partiją ir vietos politiniai bendruomeniai prisistatė kaip politikas ryžtingai pasisakantis už švarią politiką ir aktyvią bendruomenę. Tikėtina, kad jo vadovaujamas sąrašas, kuriame galimai yra švarių žmonių ir yra globojamas žinomo ekologinio pramonininko šios partijos pirmininko Lapinsko, galėtų pasitarnauti kaip atsvara rajono politikos veteranams bei rajoną 4 metus valdančiam ideologiškai paradoksaliam socialdemokratų konservatorių aljansui. Tiesa, diskusijose kažkiek buvo paliestos ir aktualios rajono socialinės, ekonominės temos, tačiau gana paviršutiniškai, be didelės analitinės vertės, kurių esmė labai greitai nublėsdavo nekonstruktyvių emocijų versmėse ir išsiskaidydavo kandidatų demagogijos ūkiuose. Apibendrinant galima pasakyti, jog sprendžiant iš šio diskusijų klubo, politinis rajono, o ir visos šalies raštingumas tebėra žemas, o naujo proveržio politikoje bei skaidrioje ir efektyvioje savivaldoje dar teks palaukti. Tuo tarpu pavasario sulauksime laiku ir iš šiltųjų kraštų grįžtančių paukščių greičiausiai neapkaltinsime sezoninių tėvynės išdavimu vien dėl to, kad jie gieda kur kas gražiau ir mieliau už visus kandidatus.